Sveiki, su jumis HDMedia LT ir pokalbių laida Pokalbiai su HDMedia LT. Šiandieną vėl paišysime ant lapo, o ant lapo paišysime, kaipgi media centrą pajungti prie televizoriaus. Iš tikrųjų atrodo, kad yra pats paprasčiausias dalykas, bet daugeliu žmonių šita problema yra. Ir jie nežino, pavyzdžiui, iš tikrųjų, kaip tai padaryti. Kaip ir padaryti visi žino, bet nežino pačio principo. Taigi, principas pajungimo. Mes turime media centrą, čia pas mus media centras bus. Turime televizorių. Va, televizorius su antenom, netgi vadėl ekranu paišysiu televizorius. Taigi, media centrą dabar galime jungti prie televizoriaus HDMI laidu. Pajungiam HDMI laidų, va, HDMI. Aš nekalbėsiu apie tulpinius pajungimus, jungiam media centrą prie televizoriaus HDMI laidų. Ir žiūrim, tada kaip žiūrim, matom vienu HDMI laidu. Reiškia, girdėsime ir garsą, ir vaizdą, pajungus tik tai vienu laidu. Viskas, problema išspręsta. Dabar ką daryti, jeigu iš tikrųjų jūs turite namų kino sistemą? Jeigu turite namų kino sistemą, vėl paišome televizorių, paišome media centrą, koks didelis media centras, mažas televizorius. Ir dabar norime pajungti prie namų receiverio. Va čia, AV, namų receiveris. Tai yra tas receiveris, kuris turi 5.1 arba 7.1 kolonėlės. Tai yra net ir va čia, dėliosim kolonėlės, va tokius, va. Čia pas mus kolonėlės. Kaip dabar viską? Aišku, iš AV receiverio laida eina į kolonėlės, o dabar kaip padaryti, kad, kaip pajungti viską. Taigi, media centrą, mes paėmėm media centrą, pajungiam HDMI laidų į AV receiverį, HDMI. Va, vienu laidu pajungiam į AV receiverį ir iš AV receiverio kitų HDMI laidų pajungiam viską prie televizoriaus. AV receiveris turi turėti HDMI. Tai yra HDMI įėjimus, išėjimus. Tai yra čia kalbu apie naujus AV receiverius. Realiai, jeigu jūs perkate, tai perkate, kaip aš suprantu, jau naujus AV receiverius. Tai problemų neturėtų būti. Tai kaip dabar, AV receiveris tada gauna iš media centro per HDMI laidų gauna informaciją ir ją paskirsto į kolonėlės garsą ir vaizdą išveda per televizorių. Va toksai pajungimas. Tai yra media centro nebereikia jungti prie televizoriaus, media centras yra jungiamas prie AV receiverio ir tada iš AV receiverio jungiama irgi HDMI laidų prie televizoriaus. Tai jums reikės tada dviejų HDMI laidų. Vienas HDMI laidas bus tam, kad pajungti media centrą su receiveriu, o antras HDMI laidas reikalingas, kad iš AV receiverio išeitų video signalas į televizorių. Čia toksai pajungimas, o dabar pavaišysim dar vieną pajungimą, kaip pavyzdžiui AV receiveris neturi HDMI, būtent HDMI įėjimo ar išėjimo. Taigi, paišom televizorius mūsų, media centras, AV receiveris, AV receiveris. Kaip dabar viską jungti? Tada taip, media centrą HDMI laidų jungiame prie televizoriaus, o į AV receiverį jungiame optinių kabelių. Čia pas mus bus optinis kabelis. Optinis koksalinis arba tiesiog optinių skaitmeninių kabelių. Ir tada iš AV receiverio viskas išeina į kolonėlės. Va, receiveris išeina į kolonėlės. Garsas. Toksai pajungimo būdas, bet, kaip jau minėjau, čia toksai pajungimo būdas tinka tik tada, kada media centras turi optinius išėjimus, tai yra koksalinį optinį išėjimą ir AV receiveris yra senos laidos, kuris būtent priėmė šituos, skaitmeninį optinį pajungimą. Tada gausime tik tai 5.1 garsą, tai yra, ir AV receiveris savame, aišku, pas jūs dirbs 5.1. Taip pat, media centras turi turėti būtent optinį išėjimą ir HDMI išėjimą. Kai kurie media centrai tiesiog neturi optinių išėjimų, todėl pajungti prie namų garso sistemos išeis naudojant tik tai šitą būdą, tai yra
HDMI laidu. Todėl reikėtų, iš principo įsitikinti, ar jūsų AV receiveris turi HDMI įėjimus, išėjimus. Standartinis dažniausiai naudojamas būdas yra būtent toks pajungimas. Tai yra to, kad garsas eina per optinį įėjimą į AV receiverį, o HDMI laidu eina į televizorių. Dar ką noriu paminėti tokį dalyką, kad iš principo visi televizoriai, kurie turi HDMI jungti, tai garsas yra leidžiamas per HDMI, taip kad iš esmės jai nereikia media centro pajunginėti HDMI laidu į televizorių ir dar ten, pavyzdžiui, tulpėmis pajunginėti tą stereo įėjimą į televizorių. Tai yra užtenka vieno HDMI laido. Tai tiek, jeigu patiko šitas video, tai spauskit, kad patiko. Jeigu nepatiko, spauskit, kad nepatiko. Būtinai pasidalinkite šito video su savo draugais, kurie girdi, kurie mato, kurie galbūt kaip tik dabar planuoja nusipirkti media centrą ir, nežino, kaip jisai pasijungs prie jų visos sistemos. Tai aš manau, šitas video tiesiog padės ir, supažindins su galimybėmis, kokios galimybės yra ir kokios galimybės yra būtent pajungti media centrą prie namų sistemos, prie televizoriaus ir prie garso sistemos. Kągi, ačiū už dėmesį. Susitiksime kitą kartą kitose Pokalbiai su HDMedia LT laidose.